Sveiki, mėly žiūrovai, prisijungę naujam epizodui, kuriame pasistengsiu aiškiai pademonstruoti ir atsakyti į šios klausimus apie poliravimo padukus. Pirmas klausimas, ar kempinėlės reikia prižiūrėti? Taip, jas būtina prižiūrėti, jeigu norime, kad jos ilgesnį laiką mums tarnautų ir sutaupytumėm tam pinigų. Žinoma, galima imtis kaskart naują ir naudoti. Bet dabar atsakymas į antrą klausimą, kaip jas prižiūrėti po kiekvieno pradirbimo, praėjimo, tai aš po kiekvieno tokio rimtesnio prabėgimo, poliravimo, paduką nusipučiu su kompresoriu. Kiekvienas tas dulkes, jeigu labai prašosi, užpurškiu spiritinio valiklio, panel wipe, kitaip vadinama, nuriebalintojo ant paduko, patrinu pirštais ar šepeteliu ir tada nupučiu tą skystį su ištirpusiu poliruokliu. O po rimtesnio darbo, kai jau nupoliravot 1, 2 ar 3 automobilius ir susikaupė jau padėvėtų padukų, tai šiltas vanduo, gali būti lengvai kažkokio muiliuko, bet dabar pas mane čia tik vanduo. Ir toks priemonė panel wipe, bet galite žiūrėti savo kažką, kas yra susijęs su alkoholiu, ką čia pezu šį rytą. Žodžiu, alkoholis, spiričiukas, kuris tirpdo, patys suprantat, kad tirpdo, tada su tokiu šepetuku aš prasieinu su 2 rankom. Tada paimu, nuskalauju ir išgręžiu plokštumą. Arba taip, arba tarp 2 rankų kaip blinelį. Aišku, taip, jeigu gręšit, žinot, yra rizikas, kai jisai biškai balansos. Ir vėliau, kai poliravimo padukas gavo pakankamai dėmesio prausimosi etape, tai yra šepetukas, muiliukas ar vandenukas, pragręžimas rankomis, tuomet ateina džiovinimo etapas, kas irgi labai svarbu, nes dar per džiovinimą dar geriau išsivalo tas padukas. Kaip matot, pasitelkiu tam rotacinę mašinėlę, bet tinka taip pat ir ekscentrinę, bet šiuo atveju man geriau pasitarnauja rotacinę ir su kompresoriu dar prapurenu tą plauką. Čia yra medvilninis veilokas toks, kirpimo padukas ir čia, matot, yra tokių sustingusios pastos liekanų. Todėl alkoholinis, spiritinis kažkoks valiklis yra reikalingas, jis ištirpdo, suskaido tas molekulės su spirito pagalba, ne? O tuomet mes išmasažavę tą paduką, tam aš naudoju šepetuką, praplaunu su vandenuku ir nuskalaujat. Būna, kad išgelbėjom, bet šito jau nebeišgelbėjau, pavyzdys. Nors tipo iš pirmo vaizdo, normalus, bet mikro tų plauko sustingimų mes ir norim išvengti, nes jie pradės braižyti. Šitas irgi ant ribos iš tiesų. Dar tokie, žinot, iš tikrųjų dar įmanoma čia išsivalyti, bet dėl to mes ir valom, kad nebūtų tokių mikro dulkelių. Šitam tai viskas, karamba, čia neišplausiu aš jo antiek. Pavyzdys, ne, čia. Kaip ir nėra nieko. Tas irgi plaukas čia nepričiom. Gerai, kai ką išsaugom, kai kas dar lieka, kai kam viskas hana. Tie padukai kainuoja šaipelę, žinokit. Aš niekaip nesuprantu žmonių, kurie nupoliruoja mašiną už 100 eurų. Ar už 200. Niekaip. Čia vien ant priemonių išein belia kiek. Kaip jie sugeba, aš nesuprantu. Žinau, yra žmonių, kurie skalbia padukus skalbimo mašinose su centrifuga, bet aš to nedarau, renkuosi rankiniu būdu 2 skibirais, ar tai kriauklė, namuose, vonioje. Ir kodėl? Todėl, kad padukas dėvisi nuo centrifugos ir aukštos temperatūros. Reikia tik šilto vandens ir nereikia centrifugos ir negręžti paduko tokiais būdais. Čia elementarus pavyzdys, čia yra specialus plaukas, kuris kimba kartu su mašinėle, ne? O čia kažkas blogai kažkada plovė paduką ir padukas nebekimba, nes yra sugadintas, nuskrido tikriausiai. O tai galėjo lemti per aukštą temperatūrą arba centrifugo skalbenkės. Tai metam lauk šį paduką, kuris iš pažiūros dar galėtų dirbti lyg ir ant ribos, bet jis jau atsisveikina su mumis.
Norėjau pasakyti, kad su skalbimo mašina galima plauti tik žemiausią temperatūrą. Čia dabar, ponios ir ponai, matote, kaip atnaujinti paduką, kuris jau yra susidėvėjęs. Jau pati kempinė, matote, tokia susiraukšlėjus, bangota ir poliravimo efektas jos yra kritęs. Ir kai aš įkisiu skalperiuką palei sukimosi greitį, nuėmė biškį tokį mikro tą sudraskytą sluoksnį ir dar paduko lieka gabaliukas. Matot, čia poliroklio dar kiek prisikaupė, dabar čia dar išplausim. Tam išplovimui sakau. Gerai pasitarnauja alkoholio spirito pagrindu sudarytas valiklis. Galite įsigyti absolutum.lt. Nuolaidos kodas mobilios rankos, kam įdomu. O iš tiesų, jeigu norit patys gaminti, nusipirkit 8,6-8,9 laipsnių spiritą ir distiliuoto vandens ir skieskit atitinkamus santykius. Tai va, tokie mano yra poliravimo padukų priežiūros būdai. Tai plovimas su šepetėliu, nes šepetėlio šereliai jie tokie landus labiau, ne, ir paveikia neskaudžiai kempinę, kurią norime išvalyti. Ir tas Panel Vibe spirito pagrindu kažkoks valiklis, jis tirpdo poliruoklį, tai lengviau išsiplauna. Tai jeigu dar turite kokių klausimų ar kyla įtarimų dėl mano šio būdo, prašau pakomentuokite, gal galėčiau kažkom jums dar padėti. Ir šiaip dar noriu pasakyti, kai turiu gerą prabangų automobilį, imu naują paduką, iš po naujo paduko perimenu ant prastesnios automobilės, taip ir seku. Prašau, palikit komentarą ar kažkokį nors bent laiką ir ačiū jums ir gero vakaro ar dienos. Iki.